Kaip žmogus, kaip vyras išmanantis veidotyrą dabar, ar yra veido bruožai, į kuriuos žiūrėtum kiek įtariau, einant pavyzdžiui į pirmą pasimatymą su mergina, su moterim? Pirmas turbūt būtų lygus makaras, antras skruostai patlus, ryškus, didelis skruostai, o trečias palinkus nosis. Taip, šitiem. Tai lygus makaras, kodėl? Tarp vyrų šitą dažnai pastebėta, tarp moterų rečiau, tai viskas reiškia agresiją arba linkimą į problemas, kiek man teko susidurti. Skruostukai? Kaip būna ryškus, ar ten tokie skruostai, viskas gražu, bet išlenda kažkoks labiau savo nuomonės iškėlimas ir iš kitų, kad ir koks klausimas būtų, tai kai nuolat yra nuomonė vieno aukščiau iš kito automatiškai, tai trukdo bendrauti, kaip pastebėjau, man siekia bendrauti su moterim. Kokių tu bruožų rengtum pas vyrus, nors jau kaip mačiau rašei, kad gaila, bet veidos, kad aš manau, kad tik po vestuvių. Atsargiau žiūrėčiau į vyrus, kurie turi duobutės makre arba skeltas makrą, nes tai yra dėmesio troškimo parametras. Jeigu vyras nėra labai tam sąmoningas ar ne, ypatingai jaunesniam amžiuje, ar net, tarkim, kai žmonėm po 18 metų, tai gali būti tas polinkis galbūt lakstyti paskui ten kitas ir panašiai. Minusiniam parametrą taip pat kombinacija storos lūpos ir mažos akys. Tai reiškia, kad labai daug šneka, gali labai gražiai šnekėti, bet širdis tai uždara lieka. Ir asimetrijos, didelė veido asimetrija, vėlgi kalba apie tokį nestabilų charakterį, apie nuotaikų kaitas ir kad žmogus gali būti nesudėtingas.